Tai gal apie vaidmenis? Turėjau tokių vaidmenų, kurie tarsi juose ir dramatiškų, nuo incesto, nuo žmogžudystės, bet aš neturėjau dramatiškos patirties, kažkokios patirties, kuri būtų kažkokia panašiai herojų. Neturėjau tikrai ypatingai tragiškos meilės, iš kurios gimsta tos visos istorijos. Nereikia būti įbridus į tą balą, kad žinotum, kad esi šlapias. Man patinka tas atsakymas, nes tai reiškia, kad labai jaudringa vaizduotė. Aš manau, kad aš turiu galimybę įsivaizduoti, fantazuoti, kad būčiau tokioje situacijoje, kad kaip elgtųsi žmogus, kaip mergina elgtųsi išgyvenusi šitą incestą. Kaip atsidūrėte teatre? Tas žingsnis, ta mokykla, Panevėžio dramos teatras, labai didelis noras būti scenoje, vaidinti, Panevėžio autobusų stotis, autobusas, muzikos akademija. Sėkmingai klostėsi ir mano patys stojimai. 4. kurse dėstytojas Jonas Vaitkus mane paėmė į savo spektaklį Tėvas Strindbergo ir prasidėjo darbai. Trokščiau šios kaltės. Nurink, daugiau manęs nebematys jisai. Išėmės gydų, pamėsim, visai. Po ko Lisandrą aš nepažinojau, atėnus vaizdaus kaip nojų. Bet gimė. Oskaras Koršunovas. Su juo daugiausia teko dirbti tokio darbo teatre. Kaip jūs bendradarbiaujate? Su kiekvienu spektakliu ir procesas yra labai skirtingas. Ir sakykime, nenuspėjamas. Ir daug jų darbų yra labai padaryta. Ir mūsų bendradarbiavimas su Oskaru Koršunovu prasidėjo nuo shopping and fucking, sulaukęs labai didelio atgarsio. Ne Roberto Zuko? Zuko? Taip, bet ne. Po repeticijų eidavom į universiteto pubą ir žinot, tas komunos gyvenimas, akademijos gyvenimas, artimas bendravimas, labai susibendravom visi, buvom kaip viena gauja ir taip. Ar yra tokių vaidmenų, kuriuos svajojai suvaidinti? To personažo, kurį norėčiau suvaidinti, tai nėra. Bet yra dramaturgija, kurioje norėčiau save išbandyti, tai Čechovas. Taip ir maniau! Ir Čechovas, aišku, kaip ir manėt, Ibsenas. Bet aš labai mažai esu suvaidinusi naujos dramaturgijos pjesių ir labai mažai susidūrusi su klasika. Todėl norėčiau išbandyti save su didelė literatūra. Žinau, kad čia mirtina nuodėmė. Mes abu teksim pragare. Prakeikiu visą vyrų giminę. Režisierius Puipa pastebėjo jūsų talentą aktorės ir kad jūs esate tokia aktorė, į kurią galima žiūrėti ir ne valandą, ir ne 2, ir daugiau galima žiūrėti. Ir tiesiog pasirinkęs jūs filmui Nuodėmės užkalbėjimas,
Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti savo įsiliejimą į kino kultūrą, į kino filmavimo procesą? Apie Puipos filmą. Na, iš pradžių, neslėpsiu, iš tikrųjų buvo labai sunku, nes filmuojantis turi būtinai pataikyti tą šviesą. Viskas yra kitaip filmavimo aikšteliai. Nesuspėjai nieko, nesusikoncentruoji, mes viską taip lėtai teatre darom, neskubėdami. Na, o paskui, kol aš radau savo erdvės, ta prasme, kol įvyko tas kažkoks įsikirtimas, sakykime, į darbą su ta specifika ir tą duotą laiką, kurio tu turi tiek ir tiek, ir turi per tą laiką atlikti kažką, tai buvo pakankamai sunku. Ir paskui irgi buvo nelengva, bet jau radau. Režisierius matė, kad aš pasimetus ir sako man, matai, kinas tai toks dalykas, kai visi tau trukdo. Ir iš tikrųjų, kad kai pajunti save toje visai nepažįstamoj mašinoj, kol pajunti, kad gali atsipalaiduoti ir daryti tai, ką tu jauti, tai reikia laiko. Vakar skaičiau laikraštyje apie vieną moterį, kuri pasikorė apsivilkusi vestuvinį savo vyro kostiumą. Įdomu, ką ji norėjo pranešti pasauliui. Ačiū. Ačiū, Rasa, už šitą interviu, tokį išsamų. Ačiū ir žiūrovams. Dėkojame už jūsų dėmesį. Ačiū, Rasa. Ačiū.